Protarpinis badavimas amangos dabar. Tik ar turėtų? Tiesa ta, kad ne taip senai pats reklamavau, koks čia geras dalykas ir nors šiek tiek yra gėrio tame, bet didžiąją dalį žodžių turiu atsimti. Kelios problemos su tuo atsiranda. Tai pirma, kai žmogus meta svorį ir šią strategiją pastato į priekį, žmogus neišmokina savęs geriau maitintis, o tiesiog nevalgo, kas savo ruožtų turi visokio plauko žalų. Na pavyzdžiui, labai didina kūne kortizolį, kuris ardo daugybę struktūrų, ne tik riebalą. Antra, labiau palaikau tuos, kurie ne dėl svorio, o dėl sveikatos paskatų tai daro, ar dėl noro pažaboti savo alkaniukus. Vis tik bene didžiausias argumentas, kad tai padeda autofagijai, nėra iki galo teisingas. Pavyzdžiui, per 16 valandų nekažin kiek to ląstelių apsivalymo ir įvyks. Per 36 valandas irgi neprūdais. Iš ties autofagija yra nuolatinis procesas galintis vykti net ir dabar, kai tu valgai. Nes nėra taip, kad visos ląstelės kūne dirba vienu ritmu. Kažkas valosi, o kažkas pučiasi. Iš esmės, autofagija gali būti gerokai didesnė, apturint 12 valandų nevalgymo tarpą ir turint nedidelį kalorinį deficitą, negu kad per savaitę 2 dienas nevalgant, bet kitų metų šlamšiant gerokai per daug. Kitaip sakant, neperspaudinėk persivalgymo mygtuko ir badavimo išvis nereikės. Nes stipriai trūksta pagrindimo, kad verta dirbtinai išilginti nevalgymo valandas, bet tikrai netrūksta pagrindimo dėl 12 ar 14 valandų tarpo ir normalios subalansuotos mitybos. Sakydamas tai suprantu, kad tai yra sunkesnis kelias, bet patikėk manim, gerokai sveikesnis ir tvaresnis ilgalaikėje perspektyvoje. Kokių tau klausimų kyla dėl badavimo ir mitybos pasirinkimų? Brūkštelk juos komentaruose.